42 dienos ryts. Ai, jūs girdit, kas čia dedas? Čia gręž, pjaun virš manęs, ar kas čia vyksta. Žodžiu, po 7:09 ir prasidėjo remonto darbai. Labai ne kažką čia. Tikrai ne kažką išmiegojau, nes net neįkalbėti, kaip čia garsiai gręž. Žodžiu, lova kieta, pirmas dalyks. Šita baisiai kieta lova. Žodžiu, nenormaliai išmiegoti. Ir čia numigau aš kokias 6 valandas, 6,5 valandas ir prasidėjo va čia statybos darbai. Nu, negerai, bet jau dabar tikrai nebeužmigsiu, kaip čia gręž, pjaun ir dar kažką čia daro. Nuo 7:30 ryto. Tai ką padarysi, einu kavos darytis ir kažką, nežinau. Sunervina nuo pačio ryto, žodžiu. Jie nesveiki yra čia per visą namą, bele kaip, laiptinė išėjus. Žodžiu, esmė tame, kad šeimininkai ten antram aukšte gyvena, o aš tipo pirmam gyvenu. Tai jie ten pas savęs namuose remontus kažkokius nuo 7 ryto daro. Jie nesveiki, jaučiu yra. Žino, kad yra svečias atvaręs čia dar kažką į remontus varo nuo 7 ryto. Protų nesuprantama man. Nu, kadangi jau čia 0 šansų man užmigti, tai daryti kavos ir po truputį čia viską pakuotis, ką aš žinau. Kaip numigau, taip numigau, šiandien jau čia nieko nebepakeisi. Taigi turim po 9:26, vis dar čia pjaun, gręž, statybos vyksta, bet jau viską susidėjau, tašes, kuprines, viską susipakavau. Tai po truputį nešuos visus daiktus į lauką ir bandysim pradėti minti. Žiūrėsim, kaip čia šiandien seksis. Turėtų, manau, sektis gerai, visai neblogą orą rodo, tik tais 1 valandą, grinai apie 5 valandą, rodo, kad turėtų keli debesis būti su žaibais, bet tik tais tuo metu ir turėtų ten apie valandą kažkas tokio būti, tai jeigu ir bus taip, kad užpuls kažkoks lietus, tai blogiausia atveju, kaip suprantu, valandikė ten telys ar kažkas tokio, tai išgyvensim. Gerai, esam lauke, jau dviratuks visas pilnai paruoštas ir šiandien pradedam nuo 3709 km. Taigi, kylam į kelią. Šiandien karšta diena atrodo. Iš karto galiu maikę biškį prasitraukti. Ir judam. Dabar turim, nežinau, kokį be 25 minučių 10 kažkas tokio. Tai truputį paminsiu. Ir kažkur reikės kažką stoti, užkasti pusryčių, truputį pavalgyti. Čia žiūriu, kažkokie kepyklėliai yra. Davai ir sustojam, pažiūrėsim, ką čia turim valgyti. Pasiėmiau kažkokį sumuštinuką su kiaušiniais ir šoninė. Tai visai skaniai atrodo. Bandom suvalgyti ir įdėsim, tada jau kelią būsim papusryčiavę. Nu, tai netgi labai čia skaniai pavalgiau. Žiauriai skanus tas sumuštinuks buvo. Ten to kiaušinio daug buvo, šoninės daug buvo. Ten tam visam sumuštinį, nežinau kokie, gal 3 kiaušiniai buvo. Tai ir sočiai, ir skaniai iš tikrųjų pavalgiau. Tai dabar pasistiprinęs, galim įdėti jau dabar normaliai į kelią. Be to turbūt neminėjau, bet čia ir miegojau šitą miestelį ir kol kas vis dar esu šitą miestelį. Tai čia jis vadinasi Trikala, tas miestas. Tai šiaip toksai tikrai visai neblogs tas miestas atrodo. Švarus, gražus. Viską tik tais daug eismo, daug judesi labai. Neinčia normaliai pavažiuoti tom gatvikim. Atsargiai čia turi važiuoti, bet yra ir dviračių takai, viską. Šiaip
neblogai viskas. Užskaitau visai tą miestą. Nu va, lygtais išlendam iš miesto, bet įlendam į autostradą iš karto. Bet nieko, visai čia garstas keliuks. Nėra čia super daug tų mašinų. Gali minti. Sakė, kol kas neblogai čia minas. Nedaug da čia šiandien ir ten numyniau, kokius 6-7 km. Bet kol kas visai gerai jaučiuos, nors tas miegs toksai, nežinau, irgi buvo. Čia su tais grėžimais, pjovimais ten nuo ryto pažadina. Bet niek. Kol kas viskas gerai. Na jau 15 km. Čia to greitkeliu taip tiesiai ir važiuoju. Viskas gerai, gerai minas. Bet visai, kad taip tiesus kelys ir eina, nieks nesikeičia. Rodo už 10 km kažkoks posūkis bus. Tai gal, nežinau, kažkur kitur biškį pasuksim. Ir nežinau, gal tada ir staptelsim. Nes kol kas gerai minas, tai nesinori stoti. Nors ir kojas gerai laika. Bet ta kairė ranka tirpst visa. Nežinau, užsispaudė kažkokie nervai yra. Nu, šiaip beveik kiekvieną dieną man tirpsta ranka, bet šiandien kažkaip truputį labiau tirpsta negu kitom dienom. Tai kol kas dar važiuoju, vis tą ranką pakeliu karts nuo kartą ar kažką tenais bandau pramankštinti bemindams. Bet vis tiek reikės kažkada truputį staptelti, kažką pratempti tą ranką, nes esu ir seniau turėjęs problemų su to rankas tirpimu. Žinau maždaug kokius ten tos tempimo pratimus, ką ten reikia daryti, truputį padeda. Tai kol kas dar bandom tą 10 km iki to posūkio virinti. Ir nežinau, tada biškį staptelsim, pramankštinsim tą ranką. Raudona šviesa. Kaip lievai. Nenorėjau visai čia stoti. Bet nieko, pailsėsim. 30 sekundžių kokį. Nu tai, davažiavau tą, kur sakiau, posūkis už 10 km. Ir nieks nepasikeitė, tiesiog iš šono čiut pasisukau. Tai dabar rodo vėl, kad posūkis bus už 5 km. Tai aš čia tai tikrai nestosiu tokioje vietoje, čia ką žinau, vidury greitkelio kažkur kažką. Tai žodžiu, menam tos 5 km, visai čia viskas normaliai dar yra. Ta ranka truputį lygtais prasimankština, nes vis kaip minu kažką taip sukinėju tą ranką, kažką darau. Biški gal prasivaikščia kažkas. Nežinau, tai ir toliau menam. Viskas čia gerai yra. Tai dabar nuo tada, kaip tą sumuštinį valgiau tenais, nežinau kiek aš čia kokius 26-27 km numyniau kažkas tokio. Tai nesijaučiu nei pavargęs, nei nieko, viskas ok. Tai ir jedam. Sugalvojau. Reikės stoti ne tada, kaip koks posūkis bus, o kaip degalinė bus. Nes šiandien nieko vandens nesipildžiau. Abidvi gertuvės šiandien ryte, kai pradėjau važiuoti, buvo po 80% maždaug pilnas abidvi. Tai vieną jau išgėriau, viena tuščia, o kitoj tas ir yra 80% likę. Na tai va, bus proga sustoti degalinikiai, pasimti kokį litrą vandens, dasipilti abidvi gertuves, nes į vieną 0,75 talpos. Tai va tą litrą pasiimsiu, abidvi maždaug turėtų iki pat viršaus dasipilti. Nu nebent aišku degalinę už kokį 10 km rasiu. Tai tada jau ir antra bus įpusėjus. Bet žodžiu, bandom susirasti arba parduotuvę, arba degalinę. Tada ir stosim ir pasimsim vandens. Na, vis dar nesustojau, vis dar minam. Bet užtat ką turim? Ogi turim 300 km lygiai iki Atėnų. Tai jau ranka pasiekiama beveik. Žodžiu, vis dar ieškom, kur sustoti, kur pasiimti, kažką tais atsigerti ir prie tą pačią dar vandens pasiimti. Šiaip jau pasimsiu vandens ir pasimsiu kokį mažą energiaką. Susipilsiu tą vandenį, atsigersiu tą energiaką, pailsėsiu 5-10 minučių ir įdėsim tolyn. Šiandien kažkaip labai smagiai minas. Jau
Nu, tenais kaip tą sumuštinį valgiau 31 km numyniau, nebuvau sustojęs, tik tais 2 kartus prie šviesoforų, bet nuo dviračio nulipas taip dar ir nebuvau. Radom degalinę. Tuoj pasižiūrim. Nieko nėra mašinų. Davai. Šokam į vidų, pažiūrėsim, ką turim. Taigi, sustau čia toj degaliniai. Dasipyliau gertuvas, atliko. Puslitris koks vandens, nes ne litrą, o pusantro pasiėmiau. Energetinė jokia iš viso nebuvo, tai pasiėmiau fantos kažkokios citrininės, o kokia čia yra. Tai žodžiu, atsigeri tą fantą, palisiu kokį 10 minučių ir įdėsim tolyn. Žodžiu, čia net nėra niekur, kur būtų pavėsis visur saulė. Nes vienintelė vieta, kur tipo yra pavėsis, tai yra grinai pačioj degalinė, o ten nėra nei kur atsės, nei kėdės, nei nieko, nei dar kažką. Kažkokie da kiaušiniai čia stovi mane žiūri. Tai žodžiu, pajudu dar kažkiek tais į priekį, rasiu kažkokį pavėsį ir tada bandysim sustoti kažkur tais, atsigerti tos fantas. Į kuprinę įsimečiau, neturėtų atšilti čia jinai taip greitai. Tai žodžiu, pajudam biškį dar į priekį. Nežinau, kas čia skaitos, bet matau, kad čia yra kažkokių pavėsių. Pavyzdžiui, čia va po to ženklo. Tai bandom čia atsisėsti. Gal čia nebus gyvačių kokių krūmuose. Gal ir ne. Tai čia žodžiu, pakimarinam biškį pavėsikiai. Na, taigi pasėdėjau kokį 10 minučių. Atsigėriau tos fantas. Bet ten citrininį kažkokie ar kokie buvo tokie, nežinau, karti biškį tą fantą. Tai reikėjo vandenį biškį nugerti dar tą fantą. Bet niek, vis tiek gerai. Svarbu kažkoks šaltas gėrimuks ir tiek. Taigi judam toliau. Matysim, kaip dabar čia toliau seksis. Po to poilsį vėl įsivažiuoti į ritmą. Ir žiūrėsim, kiek šiandien kilometrų gausis numinti. Dabar turim po 12 truputį. Gal po 12 kokį 10 minučių. Tai rodo, kad po pirmos žodžiu po pirmus 15 kažkur tais bus žaibai vėl, kaip ir kiekvieną dieną, bet matysim, čia tiesa, netiesa, matysim žodžiu. Nu ką, po truputį iš lygumų vėl išvažiuojam, vėl matau kalniukai prasideda ir pagal savo navigaciją tą žiūrint, mačiau, kad šiandien 2 tokie kalniukai lauk, viens po kitą. Čia bus, kad iškelsi vieną kalniuką, nusileisi, paskui vėl iš karto kits bus. Tai per tos abu 2 kalniukus kažkur 800 sukilimą, 900 sukilimą bus. Tai ne kosmosas, bet numuš biškį tempą. Bet nieko nepadarysi. Vis tiek nėra ko norėti, nes iki Atėnų dar liko 283 km. Ir dar 2900 sukilimai yra likę. Tai kažkur tais tie sukilimo metrai turi būti. Tai va, šiandien bus porą kalniukų tokių. Ne kosminių, bet vis tiek pasijos. Ir paskui rytoj dar ar kada, dar mačiau vienas turėtų būti panašus kalniuks kaip šiandien tie 2. Bet tai niek, viskas okei. Vis tiek jau baisiausi kalnai praeity yra jau įveikti. Čia kas dabar liko, tai centai realiai. Tai žodžiu minam. Dar gal būtų gerai prieš tos kalniukus kažką pavalgyti, pietus. Nes apie 1 valandą jau čia turim. Tai jau po biškį pradedu kažkiek tais valgyti norėti. Radau čia šiokią tokią stotelę. Nelabai čia švari ir graži. Tai svarbus sauliuks kažkoks yra, nežinau, čia einant jau atsisėsti, kažin. Na taip. Šiaip nelabai norėčiau ant tokią sėstis jau. Ką žinau, gal geriau pastovėsiu. Žodžiu. Bent jau pavėsis kažkoks yra. Ir proga nusimti šalmą, biškį galvą pailsinti. Tai tą ir padarom. Gerai, bent jau pavėsis.
Va čia kur nors atsisėsiu va į tą kampą, atsiremsiu. Ir bus gerai, geriau negu čia tas soliuks kažkoks aptriestas. Gerai, žodžiu, pasilsim kelias minutės ir įvysim karjerą. Ką, žinau, pakimarinau čia biškį, bet neilgai, kokias 5 minutės. Ir žemėlapį pasirengiau, žiūriu, už 3 kilometrų bus kažkoks miestuks. Tai bandom gal į kitų miestuką davaryti, gal kažką jau stosim ir pavalgyti tenais, nežinau. Matysim pagal situaciją. Bet, žodžiu, vis tiek jau užteks čia kimarinti, judam tolyn. Nu, beveik čia visą tą miestuką pravažiavau. Užkandinės jokios nemačiau, bet yra kažkokie čia degalinė. Tai pažiūrim, gal kažką turės valgoma arba gerima. Nelabai, tik tais tokį automatą turi ir viskas. Nežinau, imti čia kažką, neimti iš to aparato. Gal pasimsiu? Nežinau. Na, žodžiu, pasimsiu jau čia ką nors. Na tai kągi. Sustaučiau tai degaliniai, pasiėmiau energiaką, suvalgiau 7 Days'ą, pavisėjau kokį 10 minučių ir kyla man gali tą karštį. Be to šiandien plus 3,3 temperatūra, tai tikrai nešalta, bet ką žinau, jau pripratau prie to karščio, nei kremų jokių nebesitepu, nei nieką, kažkaip nebereik. Tai žodžiu, tuoj čia prasidės kalnai, kaip mačiau. Tai po truputį judam, po truputį pradėsim kelti kalnus. Žiūrėsim, kiek čia kilometrų šiandien išeis rinkti. Tikiuosi, išeis apie kokį 103 šiandien įkabinti. Jeigu viskas gerai, eisis. Nes jeigu apie 103 įkabinsiu, tai turėčiau ten pasiekti įlanką tokią. Tai gal prie tos įlankas ten kažkur prie vandenuko išeitų ir palapinę pasistačius išmiegoti, nes jeigu tie kilometrų neįkabinsiu, tai tenais bus toksai miestas didelis Lamija, lygtais taip vadinasi. Tai žodžiu, mieste tikrai nepakempinsiu, reikės hotelį imti. Tai matysiu, kaip čia šiandien seksis dar minti, bet o dabar turiu kažkur apie 60 km jau įveikęs. Tai kol kas visai neblogai sekas ir turim pusę 2. Tai kol kas minam tolyn, žiūrėsim kaip seksis. Archladija. Atvažiavome kažkokį kaimuką, miestuką. O! Nors nuo kalną leidžias, bet pamačiau šaltinėlį. Reik varyti vandenuką biškį dasipilti. Čia ir pavara didelė buvau įsimušęs. Nepatogiai čia biškį taip staigiai stabdyti buvo. Tikiuosi geriams. Bet lygtais visi čia Graikijai tie geriami tokie yra. Greičiausiai ir tas bus geriams. Nes ten Kroatijai, Bosnijai kaip važiavau, tai ne visi buvo geriami, o Graikijai tai lygtais visi tie tokie šaltinėliai, kur yra, tai geriami yra. Kiek pastebėjau, tai bandom prisipilti, nes, na, kiek čia? 300 ml turiu, dar kitą pilną turiu, tai dar kaip ir normaliai, bet geriau pasipildyti, plus be to čia šaltas bus, o tas mano vanduo vos neverdantis čia prie plus 33 važiuojant. Nu va, prisipyliau vandens, pakišau galvą po vandeniu, biškį atsigaivinau, žodžiu, galim jau čia judėti tolyn. Čia be to, kur aš važiuoju šituo keliu, Uezau, link tos Lamijos miestą, tai čia važiuoju aš pro kaimus visokius ir panašiai, tai čia tų mašinų realiai nulis yra, nes tenais kažkur toj pusėj eina kits kelias pagrindinis, kur mokams kelias yra, nauja autostrada atidaryta ir panašiai, tai visas mašinas pro tenais važiuoja, o pro čia, kur aš važiuoju, realiai nieks nevažiuoja, tai nežinau, kaip ir gerai, mažai to eismo, nieks čia nesimaišo, vidury čia gatvės gali važiuoti ramus. Ir, ką žinau, gal ir gerai, tik tais tiek, kad tenais pro tą mokamą kelią, kiek žinau, viskas kaip ir tiesiai eina, o čia aš pro tokius kaip ir kalnus varysiu.
Tai dėl to biški čia to sukilimo man gausis daugiau. Bet tai nieko baisaus. Viskas okei. Jeigu manęs akis neapgauna ir pagal tie, kiek čia važiavau jau maždaug tą savo kompiuteriuką pažįstu, tai čia tas kalnas, kur manęs lauk dabar priekį, kur greitai prasidės. Tai čia 100% stumims. 100%. Nes čia panašu kokie 13-15% įkalintas kalnas. Tai čia nusimata gerai prakaitą lėjimą. Kuo arčiau važiuoju, tuo statyn tas kalnas eina. Čia kosmosas bus. Čia kokį 15% statuma tas kalnas bus. Čia dar ir užsistumti bus ką veikti, kaip matau. Ir kiek mačiau, tokie 2 bus šiandien. Bet gal nebus baisiai ilgi. Bet jau vien kiek dabar žiūriu, mažiausiai 5 km čia atstumą. Gausis dar ne visą portretą man rodo to kalną. Numatysim. Įveiksim. Visus kalnus įveiksim. Ta kalną. Eik, jūs juokaujat. Į tą kalną. Nes dabar matau, čia pasisuksiu į kairę, tada į dešinę ir iškart prasidės man tas kalnas. Tai reiškia vieną kalną ir kylu. Čia kosmosas bus. Nežinau. Nieko, užsistamsim. Nu va, išmetė kompiuteriuks, kad prasidėjo tas sukilims. Tai 6,7 km atstums ir 480 metrų sukilims. Tai čia vidutiniškai kokie 9%, 8,5-9% visą laiką. Tai nedaug vietų bus paminamų, daugiau bus stumiamų vietų. Bet kaip nors. Čia va dabar tiesiai, kur matot, tai va čia taip tiesiai aš ir varau. Nu, smagiai. Čia kalno pradžia. 13-14% rodo, jau viskas stumiaus. Neilgai čia pamyliau. Kokius 300 metrų. Sakau, net nėra seilių. Sakau, kas čia ne taip. Kažko per sunkiai man čia į tą kalną stumės. Pažiūrėjau temperatūrą. Tai plus 41 temperatūros ir maždaug 11 visą laiką 12% įkalnį. Tai čia pragars. Huezo. Apie minimą tai čia net nėra kalbos. Čia sunku stumtis per tokius karščius. Ir reikia iš karto akinius nusimti, nes ant tų akinių bieg prakaits, o čia nuo kalno vis tiek nesileidžiu. Tai jokių musių čia man vis tiek į akis nepriskris. Tai įveiksim kažkaip, užsistumsim. Kuo aukščiau kylu, tuo karščiau. Jau dabar mano kompiuteriuks rodo 43 temperatūros. Per visą prakaits bėgu. Nori atsivėsinti, atsigaivinti, išgerti tą vandenį geri, tai beveik kaip iš arbatinuką, ką tik užkaistą vandenį geri, verdantis beveik. Nu ir paskui kažkoks panašus kits kalnas bus. Tai jeigu kits irgi toksai kalnas bus, tai apie tą prieplauką, apie vandenį palapiniai, ten miega galiu pamiršti, nes šansų pasiekti 0. Ir dar iki tos lamijas čia, nežinau, koks 100 kilometrų nuo čia. Tai, nežinau, tą lamiją ir tą hotelį tada gal ir išeis pasiekti, bet ne tą ten prieplauką. Nes tokie kalnai tai belie kiek laiką atim. Čia tas kalnas 6,5 ir kiek kilometrą, tai kokį, manau, apie 1,5 valandas čia užtruksiu. Nes minti tai nėra beveik, kada būtų įmanoma paminti. Nes mažiau 8 kokių procentų nelabai mačiau, kad rodytų. Tai, žodžiu. Kur tada rodžiau, kad į tą kalną kylam, tava jau čia to kalno ir yra viršūnė. Jau čia belie kaip aukštai užkilom. Ir labai greitai, nes labai čia viskas stačiai jie. Ir tenais jau net nebesimato.
apačioj tas raudonis tiltas dar buvo. Tai irgi jau senai praėjom. Kažkiek debesiuko atsirado. Truputį gal vėsiau, gal porą laipsnių nukrito ta temperatūra. Kažkiek ein paminti. Tai kol ein bando minti. Jau belia kiek čia sukilom. Tenais kažkur apačioj mes ir buvom. Čia viską užkilom į tos kalnus. Bet dar nesibaig. Dar yra čia tas pats kalnas. Dar net kits neprasidėjo. Na, paskui kits kažkur kažkada bus. Jau visai dar nieko būtų suvalgyt, nes turim 3:30 dabar. Tai esu suvalgęs ten tą sumuštinį su kiaušiniais ir šoninį ir sevendėjais. Nu, turiu vafliukų kupriniai. Jeigu jau batai bus ir nebus iš kur kažką pavalgyt, tai sėsiu vafliukų su vandeniu, pavalgysiu kažkur čia. Bet dar kol kas nėra batai. Dar kol kas normaliai jaučiuosi. Bet jau valandas kokios bėgiai būtų gerai pavalgyti. Nu jo, ko labiausiai trūka, tai žvyrkelė. Nu bet dar kol kas neblogs tas žvyrkelis. Tikiuosi nebus ten kaip tos Bosnijos kalnuose, kur ten karvė, šunis ir nesąmoningi akmenys ir skalda. Bet kol kas neatrodo labai čia gerai pranašaujantis tas keliuks. Matysim. Čia kažkokias fermas, dar kažką. Bet labai ilgs tas žvyrkelis. Aš jau to žvyrkeliu čia kokius 3-4 km važiuoju. Ir dar nelabai čia matos pabaigos. Ir po truputį vis blogyn ein. Kaip matau, nėra tragedija. Kol kas visur dar eim pravažiuoti. Nu bet negeryn tikrai ein kelias. Kažina vėl čia nebūsiu kaip ten toj Bosnijai kažkur į kažkokius vėjus įsivėlęs. Na bus matyt. Kol kas dar nėra čia kažkom labai baisiai spūstis. Na va, jau ir tokie keliukai prasidėjo. Ir čia plius pastoja visur kažkur krūmuose kažkur kažkas čia šnar. Neužpuls gal kokias gyvatės čia manęs tokiuose galuose. Bet tai kur aš čia važiuoju, tai aš neįsivaizduoju. Bet pagal maršrutą, taip kaip rodo, nei 1 centimetrų kažkur nenuklystu. Nu įdomiai. Čia nebus taip, kad iš viso kelias pasibaigs kur nors. Nes visai panašu, kad gal tai būti. Nu bus matyti. Prasideda nebepavažiuojams kelias. O Jėzu. Akmenis. Į batus čia kažkokie. Ai, badas čia. Lendi į batus visokias nesąmonės. O Jėzu. Dilgelės visokias. Nu jo. Ir provežas baisas. Žodžiu. Turim čia gerai mes įsivėlę. Bet kaip nors. Vis tiek blogiau negu ten tas Bosnijos kelias su karvėm tikrai nebus. Tikiu 100%, kad nebus blogiau. Nes ten tai kažkoks kosmosas buvo iš viso. Bet čia irgi matau, kad po biškį jau link kosmoso pusės eintas keliuks. Čia kažkoks, nežinau. Tikrai čia nieks nei važinėja, nei vaikšto, nei čia, nežinau, kokie 20 km spindulį jau čia nėra gyvos dvasios. Nebent gyvuliai visokie. Ir kažin kaip ten tas sekantis, kur kalnas kažkada čia bus. A nebus čia per tokias nesąmonės tas kalnas. Jeigu per tokias bus, tai čia ragas. Visiškai bus. Nežinau, gal biškį pasistumsiu, nes jau čia pavargau. Taip kaip pradėjau jau tenais minti nuo kažkada. Kaip galėjau jau minti nebestumtis. Taip visai karmynių. Nežinau. Biškį pasistumėm. Kur aš įstrigęs esu? Nėra jokio kelio.
kažkokiais laukais stumiuos čia. Bet per navigaciją rodo, kad viskas gerai. Rodo, kad liuks ryčka, sako, teisingų kelių, sako, važiuoji. Nesąmonė. Biškai atsikvėpsiu, nes status čia tas kalnas. Ir į batus čia visokių nesąmonių man prilindę yra. Reikės gal kažkur sustoti išsikrapštyti. Nu, nuo praeitą filmavimą dar kokį apie kilometrą jau pasistūmiau. Tai vis dar nelabai važiuojams kelias, bet bent jau nebe taip stačiai stumtis, nes ten tada, kai buvau sustojęs, tai ten nežinau, į kokį 8-9% įkalnę kilau. Dabar plius minus tiesiai, nu, gal kažkiek ir yra tai įkalnė. Bet kas bjauriausia, kad čia kažkada kažkur nusileidimas bus. Jeigu čia per tokį šlamštą, kokį dabar einu, leistis reikės, nu tai jau po biškį pradės konkuruoti šitą vietą su Bosnijos. Ten ta 30 km atkarpa, kur ten visiškas kosmosas buvo. Tikėkimės, kad taip nebus. Bet čia jau sukilę, tai gerai mes esam. Dabar čia biškį tiek rūmai užtoj. Bet per tarpus kartais biškį matos jau, kokiam čia aukštai esam. Į dakas nepatinka čia, kas kokį 100 metrų vis girdžiu krūmuose kažką šnara. Saky, gyvuliukai, va, biškį atsivėrė. Tai jau čia žiauriai aukštai sukėlė iš tikrųjų esam. O, ir prasideda nusileidams. Eik. Tokį keliu čia nejaugi leistis reikės man. Na, žodžiu. Esmė tame, kad tenais, kur Bosnijoje toj nesąmonėj važiavau, tai ten bent jau kelias buvo, kaip ir, nu, ta prasme, baisus kelias, bet kelias. O čia tai aš krūmuose kažkokiuose grinai esu. Čia aplinkui jokios gyvos dvasios, niekur nieko. Nežinau, vėjas kažkoks. Irgi nesuprantu, kaip Strava tokius maršrutus sudėlioja. Nu, pagal plentinę dviračio kelius, akmenis, dar kažką. Tai žodžiu, pagrindinių 2 dalykų, ko nenorėčiau, kas čia atsitiktų šitam kely, tai padangą pradurti, nes neįsivaizduoju, aš kur čia esu. Nu, civilizacijos tikrai labai toli. Ir antras dalykas, kad kelias pasibaigtų. Nes čia bet kurią sekundę panašu, kad gali jisai pasibaigti. Nes čia to kelio realiai net nėra. Nu, pavyzdžiui, dabar va tiesiai turiu važiuoti. Kas čia to kelias? Koks čia kelias, ką žinau. Čia džiunglės kažkokios. Ant dviračio važiuoju iki kaklo žolės. Nu tai, ką žinau. Čia jau net nebein važiuoti iš viso. Kažką matau. Čia biškį išlindau iš tų krūmų. Kas čia kapinės, kas čia? Lygtais vandens matau yra, kai gerai būtų nusiprausti veidą į panašiai. Tuoj pažįsim. Bet čia nerodo, kad kažkokių namų būtų. Nelabai čia ir yra kažkokių namų, čia ir į kapinės nepanašu. Kas čia iš viso yra? Neįsivaizduoju. Kažkoks apleis namas, kas čia? Bet vandenuks tek. Matau. Reik truputį sustoti, pažiūrėsiu, gal internetą netyčia čia gaudo. Per tos krūmus bevažiuodams visas čia kuos nusidilginau. Oi. Einu, apsižvalgysiu, kas čia yra. Išsikrapštysiu viską iš batų. Apsiprausiu ir prisipilsiu vandens. Žodžiu, čia yra apleista bažnyčia, kaip matau, kažkokia. Ir esmė tame, kad pagal viską nuo čia už 3 km kažkoks miestelis yra. Bet man rodos, aš nelink jo varau, o toliau į kažkokias džiunglės. Tai dabar bandysiu čia prisėsti, suvalgyti vafliukų, nes jau stipriai alkans esu. Ir plus griaustinis čia, dund pastoviai. Nežinau, gal nepradės lyti. Tai žodžiu, valgau vafliukus ir pasižiūrėsiu maršrutą, kad pro tą miestelį važiuočiau, o ne pro džiunglės kažkokias vėl. Nes jeigu čia pro džiunglės važiuosiu, tai šiandien nelabai čia kur nuvažiuosiu, tada jau geriau man čia miegoti, nes čia toj bažnyčiai kažkur
palapinę pasistatyčiau, kad ir va ten po to stogiuku, tai belia kaip saugiai čia būtų. Nu, nebent dėl gyvačių ir panašiai. Bet šiaip tai, nu žodžiu, susižiūrėsiu maršrutą, nes čia kažkokiais vėjais mane veda. Užkandau, einu apsižvalgyti čia po tą bažnyčią. Man įdomu, kas čia gera. Kas čia? Nieko. Įspūdinga. Bandom į pačią bažnyčią eiti. Pasižiūrėsim, kas tenais gera. Jeigu eisi eiti, būtų žiauriai kietai, jeigu eiti į vidų eiti bažnyčias, bet jau čia bus užrakinti. Aišku, užrakint. Bent pamėginau. Nu tai, kaip ir susižiūrėjau maršrutą, dar čia biškį iš žvaigždžių išsirinkau visokias šiukšlės iš po tų krūmų. Bandom riedėti. Čia liktais kažkiek normalesnis keliuks atrodo, nes girdžiu, kad audra pareina. Tą miestelį kažkaip pasiekti. Ir nežinau, tą miestelį reikės jaučiu sustoti kažką dar truputį užkasnį šį. Tie vafliukai tai tikrai tam kartui buvo. Ir matysim tada toliau kaip kas bus. Žodžiu, va tokiam aukštį esu, čia apleistą tą bažnyčią radau. Įspūdingai. Nu dabar toksai keliuks, žvyrkelis, bet tai pavažiuojams. Svarbu nebe džiunglės ir nebe krūmai. Tai ein važiuoti. Tai man šits variantas tenka ir be to čia dabar, kiek mačiau, leisius žemyn. Tai jeigu va tokiu žvirkeliuku leisti žemyn, tai dar čia visai padori, sakyčiau. Nu, nusileidau šiaip ne taip iki to miestuko, bet kažkodėl aš abejoju, ar čia yra parduotuvė, nes toks ir visas apmiręs tas miestuks atrodo. Ir taip, čia tikrai kažkokie pavieniai namai. Nu, bandysiu kažką rasti. Pro porą čia tokių parduotuvių pravariau, tai neturėjo nieko valgyti, tik tais kavos. Į trečią nuvariau, tai irgi realiai tai kavos turėjo, bet turėjo dar ir kažkokį tokį. Tai pasiėmiau kažkokį tokį, nežinau kas yra. Pasiėmiau kavos, vandens. Ir jeigu matot, tenais ant kalno viršaus matos kryžius, tai žodžiu, tenais ta bažnyčia buvo, tai nuo tenais nusileidau. Ir čia žodžiu, žmogiuks, kur dirba, kur čia pasiėmiau tos kavos, visko pasiklausiau. Kaip iki tos Lamijos kelias, tai sakė, tipo, normalus turėtų būti kelias, nors ir daug kalnų, bet žodžiu, neturėtų būti tokios nesąmonės, kaip dabar, kad važiavau. Tai žodžiu, atsigeriu kavos, užkandą ir judu tolyn. Gerai, žodžiu, užkandau, atsigeriu kavytės, bet šiaip nuo tos kavos tai kažkaip visai atsirado lygtis tos energijos. Tai nežinau, bandom dabar judėti link to Lamiją. Ir esmė tame, kad Lamija, be to dabar turim po 5:10, po 5:15 kažkas tokia. Tai žodžiu, bandom judėti link tos Lamiją. Iki tenais 32, 35, tam tarpe kažkas tokia kilometrų. Ir šiaip norėčiau tenais nepasilikti miegoti tą mieste, nes pigiausias hotelis 5-9 eurai. Tai, nu, nemažai šiaip. Ne pats brangiausias, bet nu, nemažai, nenorėčiau tiek mokėti. Bet žiūrėsiu pagal jėgas, pagal energiją, kaip jaučiuos. Nes jeigu važiuočiau nuo čia iki tenais to vandens, kur planavau miegoti, tai 74 km dar. Tai, nu, realiai kaip ir įveikiama, bet numatysiu pagal jėgas, kaip jėgas leis. Pirmą dabar žodžiu iki tos Lamijos bandom davažiuoti. Ką, sveiki sugrįžę į autostradą. Jeigu autostrada, tai reiškia nebus bloga kelia. Nebent vėl ten į kokias džiunglės nusukti reikės. Bet kol kas bandom čia kaitint autostradą. Matysim. Šiaip pagal plentą, tai matau visai neblogai čia nulyja buvo. Bet aš ten tam kalne, tai nieko negavau lietaus. Girdėjau, kad ten žaibavo. Nu, ne žaibavo, o griaustinis, kad buvo. Bet
lietaus nieko neįlaša, turbūt nenukrito ant manęs. O čia žiūriu, pelkės net kai kur yra gerai, žodžiu, čia nulėja. Ir jaučiasi iš karto, kad vėsiau čia visur aplinkui, visas asfaltas toksai drėgnas. Ir be to, turbūt nepamirštat, kad sakiau, kad antras kalnas lauk. Tai jau va, artėju prie to kalną, kai biškį arčiau būsiu, parodysiu, koks ten kalnas. Sveiki, kas gera. Taigi, prasideda tas kalnas, kaip matot, irgi nelabai linksmai atrodantis, bet gal bus labiau įminams negu anas, kad buvo. O toj krūmai čia eina, išlysim iš po tų krūmų, žodžiu, čia tiesiai, kur matot tos kalnus, tai per viduriuką, maždaug tų viršūnių čia kažkur pralysim, kur tas, čia žodžiu, per čia maždaug va, per tą tarpą. Tai va, toksai ir bus čia kalnas užbaigiamai. Tai gal ir viskas būtų normaliai, bet dabar dar prieš vėjaminu. Tai nujaučiu, kad reikės už 5-9 eurus tą hoteliuką imti. Nes dar reikėjo čia liko man. Ir tas kalnas dar kokį 30 km. Nes tas Lamija miestelis ir yra. Aš dabar užkilsiu į tą kalną, nusileisiu nuo to kalną ir tenais bus tas Lamija. Tai jo, nusileidimas bus smagus. Bet čia į tą kalną, kiek iš čia gal būti? Kokį 300-400 metrų kažkas tokia. Jeigu per tą čia viduriuką kažkur čia tą įdaubą tokią varysiu. Kokį 300 metrų tai tikrai turėtų būti. Tai dar kaip plius sakau prieš viečią, dabar varau. Tai nežinau. Ir šiaip, to maisto ne per daugiausiai čia kažką valgęs. Čia tų kažkokių pyragiuką kažkokį su tavatą išloviau. Tai nuo tos kaveikės kaip ir atrodo gal ir gerai, bet jaučiu lyg tai spaudims kyl, galva biškį spaudžia. Tai nežinau, kaip nors įveiksim vis tiek tą kalną. Ką tik kompiuteriuks išmetė pranešimą, kad pradėjau climbą. Tai 6,1 km, tai 6 km 100 metrų, čia kelsiu dabar į kalną ir 310 metrų sukilimą. Tai kaip sakiau, apie 300 metrų tai gausi šitas kalniuks. Tai ne kosmosas, tai vidutiniškai paėmus 5 procentai visą laiką. Tai įminama. Tik tai mačiau, kad dabar čia pradžioj apie 3 procentus bus, o ten ant galiaką jau raudonuos. Tai dabar čia apie 3-4 procentus varysiu, o ant galo bus kokie 90. Tai jau ten pasistant reikės. Žodžiu, sustojau čia autostradai biškį atsikvėpti, nes jaučiasi tą kalniuką biškį minti, nėra baisiai daug jėgų. Tai sakau, prie to pačią užsisakysiu iš kartą hotelį, tai pasiėmiau už 5-9 eurus tą hotelį. Nežinau, tai bandysim dabar link to hotelį įdėti. Kažkur 2-5 gal kilometrai, kažkas tokia likę, čia tas kalnas baisus laukia. Ir be to turim po 5-4. Tai kokį, manau, 1,5 valandas dar iki tenais tikrai važiuosiu. Baigiam užkilti. Va čia viršūnė matos. Čia kita ta viršūnė. Tai čia per tą viduriuką jau beveik pralindau. Koks kilometras. Biškį daugiau. Kokį 1,5 gal. Lika kilometrą tos įkalnius. Ir paskui pradėsim leistis. Kaip ir užkilau, dar čia lika porą 100 metrų, bet jau kaip per kalną viršai ir dabar jis smagus nusileidims. Tai tarp tokių čia keliukų varau. Tai žodžiu, tuoj baigęs kalnas, prasideda nusileidims, nusileisim, varysim link to miestuką, Lamiją, susirasim kur tas hotelis, susirasim parduotuvikę, kažką valgyt pasiimti, nes alkans kaip vilks esu. Tai žodžiu, žiūrėsim. Dabar žodžiu, leidžiame žemyn, kaip nusileisi nuo kalną,
tada išeisim kaip ten kas. Tarp gerų čia kalnų esu smagiai čia ant kempingių, ant pem leidžias. Tenai žodžiu, kažkur tais apačioje ir bus tas mano Lamija miestelis. Smagiai čia žiauriai leidžias. Plentuks geras, yra biški tokių nelygumų, bet mažiau 40 nereikia greičio nusimušti. Kaip gražu, aplinkui gėlė žydi, kvepšia tos gėlikės. Tik tais tiek, kad čia kol kas ko leidžios, čia visur va taip šalikėlėse kartai šunis būna, tai 5 sutikau šunis. Tai iš tų 5 vien šoka, žodžiu, man į kojas yra tos, nu bet aišku, nei įkanda, nei nieko, bet vis tiek nesmagu. Bet ir šiaip ant ken 5 leidžios, tai ką jisai ten nei pavys manęs, nei ką. Nu bet vis tiek jau nuo šalikėlės jau žodžiu į dviratį link manęs bėga. Tai nebaisiai smagiai, bet tai nieko tokio, čia tai Graikijoje pilna tų šunų, reik priprasti. Nu jau realiai pripratau prie tų šunų. Čia iš viso kiek kalbėjau su vietiniais, tai pavojingesnės katės yra, o ne šunys, nesakė katės, tai beprotės yra, sakė. O tie šunys, sakė, dažniausiai ramus, nu bet vis tiek su dviračiu čia leidęs, vis tiek instinkt šunų yra šioks toks. Ant to dviratininko šokti, ant tų vis tiek tie garsai visokie, da kažkas. Atvažiavau į tą Lamiją, matau, kad čia tuo keliu važiuojant, rodo užkandinės kažkokias kelias bus. Tai nežinau, kažkur reikės sustoti, kažką pasiimti. Nes vėl tenais iš parduotuvės kokią nesąmonę pasiimti, tai nežinau. Nelabai. Čia gal ne, tai labiau į kavinę panašu. Nu žodžiu, kažką surasiu, kur galėčiau pavalgyti, ten ir stosiu. Matau kažkoks grill house'as. Bandom čia užsukti, pažiūrėsim kaip čia kas. Na, tai pasiėmiau kažką tais. Sakau, duokit bet ką, kas turi salotų ir mėsos, tai tokį davė. Ir pasiėmiau dar fantas, tai žodžiu pavalgom ir judam link hotelio. Čia žodžiu, tipo daleiskim kaip lavašas, kažkoks kebabs, bet šašlyks vidai. Šašlyks ir salotas, tai visai neblogai. Žodžiu, pavalgiau, visai čia neblogai viskas gavos. Ta šašlykiuk su salotom. Ir esmė tame, kad jokių iš viso padažų nebuvo, bet pati ta mėsikė tokia sultinga buvo, tai visai kažkaip gerai viskas suėjo. Tai, kažkokie musiai į kaklą įskrido. Tuoj palauk, išsikrapštysiu. Užmaikęs. Gal išsikrapščiau, nežinau. Jeigu ir neišsikrapščiau, tai bent jau sutraiškiau. Bent jau nieks nebejud. Tai žodžiu, leidžiame žemyn link mano hoteliuką. Apie 3 km kažkur liko. Ir pažiūrėsim, kaip ten kas tam hotelį bus. Visai čia panašu į didmiestį kažkokį. Žiauriai daug judesio, daug mašinų, daug žmonių. Ir šiaip jau čia tuo miestu nemažai pravažiavau, kokius 4 gal kilometrus. Ir dar čia iki hotelio porą kilometrų. Ir taip ten nėra, kad tas hotelis būtų kažkur užmiesti. Tai čia nemažas tas miestelis. Miestas, ne miestelis, atsiprašau. Ir dar čia į priekį, kiek matos tas miestas. Žiauriai didelis iš tikrųjų. Vienas iš didesnių miestų, kuriuose kol kas lankiaus Graikijos. Aišku, neužilgo būsiu Atėnuose, ten tai kosmosas bus iš viso. Nu, kažkur tais čia lygtais. Lygtais čia. Jeigu neklystu. Gal ir ne čia, gal sekantis. Sunku dabar čia supras pagal navigaciją. Sekantis kiems. Sekantis. Beveik pataikiau. Bus čia kažkur už kampą. Čia? Galimai čia. Dar pasitikrinsiu, bet galimai čia. Jo, 137 matau skaičių ir 137 pagal adresą rodo, tai čia bus.
atvariau į hoteliuką. Pagaliau viduj. Tai žodžiu, pro čia atvariau. Tualeto vonios dar net nemačiau. Nu, bet viskas liuks labai tvarkingai. Ir čia žodžiu virtuvikė kažkas, arbatinuks matau yra. Jau čia ir kavos bus. Čia tašės biškai išmėtęs, nekreipkite dėmesį. Tokia lovytė. Nu, žodžiu, čia kaip studija tokia. Viskas vienam bendram kambarį. Čia dar balkonas yra. Į balkoną gali čia išeiti, bet iš karto karštis belia koks čia tam balkonė. O esmė tame, kad mano šits kambarys kaip ir sklepe yra, nes įeini pro tas paradinės duris ir žemyn laiptais leidis, tai čia vėsu, žiauriai smagu, žiauriai. Net išjungts yra kondišas, nors yra kondišas, bet išjungts, o vėsus kambarys, tai labai gerai. Einu, žodžiu, maudytis. Taigi, baigiu čia video editinti. Jau nebedaug čia liko ką daryti. Turim po 11:08 minutės. Sausainių dar čia buvau nusipirkęs, tai sausainių prikapau. Žodžiu, viską nusimaudęs, susitvarkęs, taip toliau. Su rankom nuvariau rūbus, išsiskalbiau. Va čia pasidžioviau lauke, kad džiūtų maikės, kojinės. Da čia matau rankų į vidų įkritusi, reikia išsitraukti. Tai žodžiu, pabaigiu tą video daryti, ten gal kokį 10 minučių, 15 minučių gal darbo liko kažkas laukiam. Ir laiks bus miegoti. Taigi, užbaigiam dieną taip ir labanaktis iki rytojaus.